Ar žinai, kad yra paskolų rūšis, kur finansiškai raštingi žmonės, kurie žiūri mūsų kanalą, neskuba gražinti? Nesvarbu, net jeigu ir 100 000 yra. Žinau, nes aš esu pasiėmęs tokių paskolų, kiek man tik tai duoda, aš maksimaliai esu pasiėmęs, įkeitęs turtą, pasiskolinęs ir pasiėmęs pigiausius pinigus. Tai žodžiu, tu esi paskolų mėgėjas. Tai šiandien, bičiuliai, kalbėsim apie tai, kokios yra paskolos, kada jas verta gražinti anksčiau laiko, o kada tikrai neverta gražinti anksčiau laiko. Ir kas yra gera paskola, o kas yra bloga paskola. Tai gerai, tai kas yra apskritai ta paskola ir kokios jos būna? Tai paskolos bendrai turbūt dėl to, kad atsirado paskolos, ekonomika labai stipriai pradėjo sukti. Tai labai svarbus ekonomikos variklis, nes anksčiau būdavo sudėtinga, kai bankai negalėdavo tokia amplitudė perskolinti žmonių pinigų. Bet dabar viskas sukasi labai greitai ir efektyviai ir iš principo skatinama ekonomika, kuo žmonės daugiau vartoja, o vartoti jie gali pasiskolindami pinigų. Jeigu mano kišenė nėra tiek pinigų, tai aš galiu jos pasiskolinti. Ir šiuo atveju yra protingos paskolos, geras paskolos ir blogas paskolos, apie jas mes pakalbėsim. Dėja, labai dažnai žmonės turi blogas paskolas. Ir paskolos yra labai geras dalykas žmonėms, kurie moka elgtis su pinigais, ir labai blogas dalykas tiems, kurie nemoka tais pinigais elgtis. Nes kaip pavyzdys, tam tikėtina, kad ir pats įsigėjai būstą su paskola, jeigu reikėtų jį nusipirkti tiesiog sutaupant pinigus, tai būtų užtrukę 10, 15, 20, kažkam 30 metų, kažkam 5 metus priklausomai nuo to, kiek jisai taupytų pinigus. Būtų tekę toliau gyventi pas mamą, linkėjimai ir neaišku, kada būtų įmanoma apskritai būstą nusipirkti. Paskolos yra ekonomikos variklis ir jisai skolinas ne tik žmonės, bet skolinas ir institucijos, bankai, valstybės, žodžiu, visi vienas iš kitų skolinas. Tik tai, kaip tu sakei, Gintarai, yra gera paskola ir yra bloga paskola. Tai atskleiskim dabar apskritai, kokios tos paskolos yra ir kurios iš jų geros, kurios iš jų blogos. Tai paskolos bendrai paėmus yra skirstomos į tokias dažniausiai kategorijas, tai yra greitieji kreditai, vartojamosios paskolos, leasingai, būsto paskolos ir verslo paskolos. Tai greitieji kreditai kaip ir skamba labai greitai ir turbūt labai pigiai, ne? Nes viskas labai greitai. Nes greitai. Tai greitieji kreditai yra blogas įrankis. Pagal greituosius kreditus yra sprendžiama, kiek šalyje įmama greitųjų kreditų, yra sprendžiama, koks yra šalies finansinis raštingumas ir finansinis išprusimas. Kuo daugiau žmonių ima greituosius kreditus, tuo aiškiau, kad žmonės visiškai nesigaudo piniguose, finansuose ir nesupranta, kad sumokėti 30%, 50%, 70% palūkanų, tu gali visą gyvenimą po to į tokį lūpą papulti ir niekada neišsimokėti. Tai tokia paskola yra labai brangi paskola ir greitųjų kreditų reikėtų vengti ir jų stengtis neimti. Greitieji kreditai, tai turbūt visi žinoma, yra pats blogiausias dalykas, kas gali atsitikti, kai žmonės yra tiesiog ant tiek neišpusę, kad galvoja, kad jie šiandien paims 100 eurų, o atuos ten 120, 130. Tai jeigu žmogus ima greituosius kreditus, tai tikėtina nežiūri šito kanalo, nes jam nelabai įdomu, o jeigu žiūri šitą kanalą, tai apie 50% iš jūsų, kurie žiūri nepaspaudę like ir neprenumeruodami mūsų kanalo. O mes, kadangi didinam ir skatinam finansinį raštingumą Lietuvoje, būtume labai dėkinga, jeigu paspaustum like ir subscribe mygtuką ir tą varpelį, kad nepraleisti kitų mūsų video. Tai čia žmogui sekundė, 2, bet mums kaip kuriems iš tiesų tai nuoširdžiai tikrai reiškia daug, nes mes galim prisiliesti prie daugiau žmonių, video gali pamatyti daugiau žmonių, tai tiesiog atvirai, nuoširdžiai, mums tai svarbu ir kiekvieną kartą paspausdami laiką, parašydami komentarą, prenumeruodami mūsų kanalą, prisidedat ir jūs prie žmonių finansinio raštingumo. Tai grįžtant prie greitųjų kreditų, tai noriu parodyti tau puslapyje bankai.lt galima pasižiūrėti, kokios greitųjų kreditų bendrovės yra ir kiek procentų metinių palūkanų čardžina žmonės. Tai yra metinės palūkanos ir čia žmonės labai dažnai pasimauna, nes galvoja, metinės palūkanos, nes būnagi ten nemokamų paskolų visokių, palūkanų nemokė, bet galvoja žmogus nemokamai, tai viskas čia gerai. Man žinai, su to nemokamo paskolom man labai koreliacija gera. Pirma nemokama paskola, pseudo nemokama, jinai yra tas pats, kaip ateina bičas tau kur nors ten prie stoties ir pasiūlo
Pirma nemokama dozė, ne? Tai, tipogi nemokama dozė, taigi nieko nekainuoja, o kiek kaifą turėsi. Ir mano numerį. Taip, ir mano numerį, tai čia yra tas pats su greitųjų kreditų strategijom. Nereikėtų pasimauti ant metinių palūkanų, visą laiką reikėtų žiūrėti į BVKKMN. Žinai, kas čia yra? Čia daug žodžių ir aš žinau, kas yra ir mūsų žiūrovai turbūt irgi žino. Aš bandysiu prisiminti ir išversti bendra vartojimo kainos kredito metinė norma. Pavyko. Tai reikėtų žiūrėti būtent į šitą rodmenį, į šitą procentą, nes jisai parodo, kiek realiai jums reikia sumokėti nuo paskolintų pinigų, kokia yra reali kaina, kiek realiai procentų jums reikės sumokėti bendrai palūkanų, nėra skirtumo nuo savo pasiskolintų pinigų. Tai kaip jau matote, nuo 63 iki 139. Man šitas labiau patinka, beveik 200. Nuo 0 iki 135 iki 198 procentų. What the fuck? 200%. O tai nebuvo apribojimo? 218 procentų juokauja. Tai nebuvo apribojimo, kad ten kažkiek procentų per metus. Man patinka ta emocija. Žodžiu, nueikit į koks webas? Bankai.lt. Nueikit į bankai.lt ir pasižiūrėkit prieš galvodami apie greitį kreditą. Ką reiškia 200%? Tai jeigu šiandien paėmėt 1000 eurų paskolą dėl kažkokios priežasties, už metų jums reikės grąžinti 3000 eurų. 3000, Karlai, 3 kartus. Gerai, tai chebrytė, neimkit greitųjų paskolų, nežinau, kas vyksta jūsų gyvenime, bet eikit papildomai padirbėti, dar kažką darykit, neimkit greitųjų kreditų. Čia yra, neįsivaizduot kokias pinklės, daugybė žmonių nebeišlipa iš viso to, nes praktiškai neįmanoma uždirbti tiek, kad tai išeitų grąžinti ir tampa amžini greitųjų kreditų klientai. Na, o sekantis yra vartojamoji paskola, tai vartojamosios paskolos logika yra tokia, kai žmogui reikia, tarkim, nežinau, naujo šaldytuvo, televizoriaus ar dar kažko, tai kažkokio daikto ar remonto galbūt. Ir jisai pasiėmė. Ir tenais jau procentai yra šiek tiek kitokie. Jo, tai vėlgi galim pasižiūrėti, kad sviruoja kažkur nuo 9-10 procentų iki kažkur 19-20 procentų. Bet kiek žinau, tikrai gali būti ir didesni. Tai čia jau ribų, aišku, jos yra, bet gali būti ir vartojamieji kreditai gali būti ir didesni, bet kažkur tarp 9 ir 20 procentų per metus. Ką tai reiškia, kad jeigu aš, tarkim, pasiskolinau, imkim kaip pavyzdį 1000 eurų, ne, ir 20 procentų, tai man reikės po metų grąžinti 1200. Jeigu pasiskolinau 10 000, 2000. Tai visai neblogai šioje vietoje, jeigu, aišku, aš neturiu kito pasirinkimo, jeigu neturiu susitaupęs pinigų, tai ir neturiu kito pasirinkimo, geriau jau pasiimti vartojimą į kreditą, negu greitą į kreditą, chebrytė, 10 procentų nuo 100 procentų arba 20 procentų nuo 200 procentų skiriasi. Ir jeigu turi susitaupęs pinigų, ar ten neturi, netiek tai svarbu, bet tiesiog nori sužinoti, kaip teisingai elgtis su pinigais, kaip juos protingai įdarbinti, užsiregistruok nemokamai konsultacijai, kur mūsų komanda su tavim susisieks ir padės susidėlioti savo finansinį strateginį planą. Taip, visos nuorodos rasite šio video aprašyme. Tikrai svarbu turėti šalia žmogų, kas gali jums patarti, pasigilinti jūsų esamą finansinę situaciją, norimą finansinę situaciją ir nepasidaryti klaidų, galbūt pasidaryti mažiau klaidų, nes jų bet kokia atveju bus. Ir padaryti taip, kad nereikėtų imti kreditų. Ir mokėti 20 procentų ar 200 procentų. Gerai, toliau mes turime leasingą. Apie leasingą gal aš nesiplėsiu labai, bet principas yra labai paprastas. Tai iš principo, kada žmogus nori įsigyti savo automobilį, dažnai jis pasimauna ant to, kad pasiima vartojimą į kreditą ir susimoka daugiau, bet leasingo atveju tai palūkanos sviruoja ten nuo 1,5–2 procentų iki gali būti 4–5 procentų plus Euriboras, tarpbankinės palūkanos, apie tai mes dar pakalbėsim. Tai vadinasi, tai yra pigiau negu vartojamasis kreditas. Ir bendrovė pasiema ir kredito davėjas iki to laiko, kol išsimoka leasingą, turtą laiko savo nuosavybę. Ir dažniausiai, ne visą laiką, bet kiek man yra tekę žinoti, privalo apdrausti kasko draudimu.
Na ir tada yra būsto paskola ir verslo paskola. Tai apie verslo paskolą čia turbūt viskas labai paprasta. Žmonės, kurie daro verslą, jie gali pasiskolinti apyvartinių lėšų, gali pasiskolinti verslo vystymui. Ir šituo atveju netgi būna labai dažnai, kad apsimoka verslui pasiskolinti ir už 10%, ir už 15%, ir už 20%, ir net už 30%. Tam tikrais momentais yra ir faktoringas, netgi atskira paskolų rūšis, jeigu verslas atitinkamai sugeba uždirbti, pasidengti atitinkamus dalykus ir sugeba uždirbti didesnę maržą. Tai gali būti viena iš gerų paskolų. Tai ir mes dabar einam prie gerų, blogų paskolų. Tai galiausiai yra būsto paskola, kuri turbūt, didžioji dauguma žmonių sutiks, kad tai yra vadinama gera paskola. Taip. Kodėl ji yra gera? Nes aš tai būstą su paskola pasiėmęs ir aš jaučiuosi gerai. Tai labai gerai, aš irgi jaučiuosi gerai pasiskolinęs pinigus iš banko, mes kaip ir pradėjom, tai pinigai pasiskolinti protingai yra patys pigiausi pinigai. Tai pasiskolinti kažkaip pigiau yra labai sudėtinga ir jeigu sugebi su pinigais elgtis tinkamai ir protingai, tu visą laiką galėsi uždirbti daugiau negu moki palūkanų tinkamai pasiskolinti. Todėl pati geriausia paskola pasaulyje, kurią aš esu patyręs asmeniškai, tai yra paskola iš mamos. Tu pasiskolini ir nemoki procentų. Nuostabi, fantastiška paskola. Ir dar kartais būna, kad atiduoti nereikia, ar ne? Nežinau. Čia bet čia yra realiai, jeigu iš artimųjų paskolini, tai tiesiog, jeigu neatiduodi, kai manęs kartais klausia jaunimas, žinai, tai kaip čia, tai pasiskolink iš mamos galiausiai, jeigu ten 50 eurų reikia grąžinti. Ir aišku, nesiskolint, bet... Tam. Tai geros paskolos yra leasingas, apie kurį mes kalbėjom, ne? Ir yra būsto paskola, nes dažniausiai būsto paskola iš vis sviruoja nuo to, kas vyksta rinkoje. Mes galim pasižiūrėti net būsto paskola. Už kiek pinigų galima pasiskolinti, tai yra pusantro, apie 2,2%, kiek reikia sumokėti bankui palūkanų. Na ir bankas irgi iš kažkur turi gauti pinigus, tai yra tarpbankinės palūkanos, dar kitaip vadinamasis Euriboras. Tai bendrai paėmus šiai dienai, jeigu mes kalbam apie šiai dieną, tai kažkas yra tarp 3,6 ir 4,3–4% bendrai, kiek žmogui kainuoja pinigai. Tai skaityk, tarkim, imkim viduriuką 4%. Tai jeigu kalbant apie paskolas, greitai kreditą, jeigu neduok dievė taip atsitiko, kad žmogus pasiėmė greitą kreditą, reikia stengtis padengti kuo greičiau, nes labai daug brangiai kainuoja, daug mokėt. Ką daryti su būsto paskola? Imkim hipotetinę situaciją. Aš turiu pasiėmęs būsto paskolą ir iš dangaus man nukrenta ten, tarkim, 20 000 pinigų. Ar man verčiau gražinti, sumažinti tą būsto paskolą ir sutaupyti kažkiek, ar ką man daryti? Kaip tu įsivaizduoji? Esi skaičiavęs matematiškai? Jo, ir čia yra viena iš didžiausių klaidų, nes dažnai paskolos žmonės spaudžia. Sakoma, aš negaliu, man čia reikia atiduoti. Ir žmonės dažnai neskaičiuoja, jie nesiremia skaičiais ir matematika ir logika, o remiasi emocijomis. Tai emocijos niekada nebuvo draugas tvarių, ilgalaikių, gerų finansinių sprendimų. Dažnai pakiša koją, nes, kaip tu sakai, įsijungia reptiloido smegenis ir žmogelis negalvoja, ką tik tinkamai daryti su pinigais. Tai šioje vietoje yra labai paprastas pavyzdys, ką aš noriu, kad suprastų kiekvienas žiūrovas. Ne? Tai jeigu aš pasiskolinu pinigus už 4%, ne? Ir pats nieko, nesvarbu už kiek, 4, 8, 12%, ne, aš pasiskolinau pinigus ir pats nieko nedarau su tais pinigais, jų niekur neįdarbinu ir jų neinvestuoju, tai bet kokią paskolą tokiu atveju geriau gražinti. Taip, okay. Nes aš bet kokiu atveju vietoj to, kad mokėčiau palūkanas, aš sumažinu palūkanų normą. Taip. Ne? Jeigu aš įdarbinu ir investuoju pinigus, reikia žiūrėti, ar investuodamas pinigus aš galiu uždirbti daugiau, negu aš esu pasiskolinęs. Ne? Ir jeigu mes imsim vartojimą į kreditą arba greitai kreditą, tą bus labai sunku padaryti. 200% labai sunku. Tai būsto paskola ir leasingas, mano manymu, yra pigios paskolos ir įdarbinus pinigus į finansinės priemonės kaip į indeksus, ne, ETF-us arba bet kokį instrumentą, kur aš galiu uždirbti daugiau negu moku paskolos, ilguoju laikotarpiu aš galiu pasiekti geresnius rezultatus. Net jeigu aš uždirbu tiek pat, aš asmeniškai vis tiek rinkčiausi kažkur įdarbinti pinigus ir investuoti,
negu gražinti paskolą anksčiau. Kodėl? Nu žiūrėk, labai paprastai. Tai tu, tarkim, turi 20 000 eurų. Taip. Ne? 20 000 eurų ir mokė 4%. Ne? Netgi dabar tikrai šiuo laikotarpiu nėra sudėtinga net ir saugias finansinės priemonės pasidėti tus pinigus, kur galėtum gauti 3-4%. Taip. Ne? Tai vadinasi, tu galėtum uždirbti tiek pat, kiek moki palūkanų. Taip. Ne? Tai vadinasi, sudengęs tą 20 000 eurų, gražinės, tu sutaupysi ten kažkokį kiekį palūkanų, įdarbinęs tus pinigus 20 000 su 4%, tu kaip ir tiek, kiek moki palūkanų, tiek ir ant lygių išeis. Bet svarbiausias dalykas, kad pinigai tai yra pas mane kišeniai. Jeigu man kažkas atsitiks, jeigu aš norėsiu kažką daryti, nežinau, atsiras galimybė kažkokia, jo, ten nukris rinka, aš tuo metu gal suinvestuosiu geresnę kainą tos pinigus ir taip toliau. Pinigai yra prie manęs. Bet jeigu aš tik gražinsiu paskolą, aš sutaupau kažkokią palūkanų normą, ne, ir neduok Dieve, man kažkas atsitiks, arba aš norėsiu pradėti verslą, arba dar kažką padaryti su pinigais, kam man reikės skolintis. O kur man tada reikės skolintis? Aš jau negausiu tokios paskolos, kokią man davė būsto kreditas ar leasingas. Man reikės imti vartojimą kreditą, arba greitai kreditą, apie ką mes jau kalbėjome. Na, greitojo kredito tikiuosi tu neimsi. Tai aš neimsiu ir nesu ėmęs ir neplanuoju imti, bet noriu parodyti skaičiais, kaip visą tai atrodo, kad su palyginimu 4% mes jau pasižiūrėjom, kad aš vis tiek pasilikčiau pinigus šalia savęs, o kas būtų, jeigu aš įdarbinčiau pinigus ne su 4%. Ne? Tai šiame grafike apskritai, kokią užklausą aš daviau, kad žmogus pasiskolino pinigus 20 000 eurų su 4% palūkanomis, ne? Ir kiekvieną mėnesį moka 300 eurų ateinančius 10 metų. Ne? Toks pavyzdys. Ne? Okay. Ir aš daviau užklausą, kiek palūkanų aš sumokėsiu, ne? Per tuos 10 metų, jeigu aš mokėsiu toliau palūkanas, ir kas būtų, jeigu aš 20 000, kuriuos aš turiu rankoje, nes aš gavau pinigus, nežinau, paveldėjau ar dar kažkas. Tai net tavo klausimas buvo, taip, ką man 20 000. Gavau 20 000. Tai aš galiu gražinti tą 20 000 ir sutaupysiu palūkanas, arba aš galiu tos 20 000 įdarbinti su 4% ir turėti saugumą, arba aš galiu įdarbinti tos 20 000, tarkim, į tą patį S&P 500, ne? Okay. Kurio vidurkis yra 11% pastruosius jau kosminį kiekį laiko. Nuo įkūrimo pradžios apie 11%, jeigu imti visą laikotarpį, ne? Įskaitant visus karus, krizės ir ko tik tai pasaulyje nebuvo. Tai investavus 20 000 S&P 500, po 10 metų aš turėčiau 56 700. Jeigu aš gražinčiau paskolą, ne? Tai vadinasi, aš sutaupyčiau 4300 palūkanų, kurių aš nesumokėčiau per ateinančius 10 metų. Tai vadinasi, 20 000 turiu, atiduodu bankui ar kredito įstaigai kažkai, man liko 4300, kurių aš hipotetiškai nesumokėsiu jokių palūkanų. Bet jeigu aš tuos 20 000 neatiduodu kredito įstaigai, o įdarbinu, ne, vietoj 4300 naudos, mano nauda yra net 36 700. Tai gerbiamas mano kolega, ką tu imtum? 4300 ar 36 700? Reikia pagalvoti. Nu, čia, žinot, čia suktas klausimas. Čia labai sudėtingas klausimas. Nes didžioji dalis žmonių dėja renkasi pasimti labai nedidelę sutaupytą palūkanų dalį, vietoj to, kad turėtų pinigus vienas dalykas šalia savęs ir kažkur juos įdarbintų ir uždirbtų ženkliai daugiau negu pasiskolino pinigus. O jeigu jūs norite sužinoti, kur Gintaras įdarbina pinigus, tai jis yra viešai pasidalinęs keliais savo investiciniais portfeliais. Galite prisijungti prie šio video nuorodą, paspausti mygtuką, atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą per Freedom 24 ir matysit, kaip jam pavyksta gauti 15 000 eurų per metus pasyvių pajamų. Iš investavimo, tai yra iš savo investavimo portfelio, ir aš taip pat investuoju į S&P 500, apie kurį aš kalbu, netgi darau praktinį eksperimentą, kur rodau, kad visa tai, kas yra teoriškai, ne, nes žmonės būna sako, taip lemba, tai čia kažkokie skaičiukai, žinai, ar tikrai čia tokią gražą duoda ir tai duoda. Tai aš darau praktinį eksperimentą, kur kiekvieną mėnesį investuoju į pagrindinius indeksus ir rodau, kaip galima turėti 8, 11 ir netgi 17% atitinkamą vidurkį. Tai galite pasiekti mano investavimo portfelius ir tuo pačiu pamatyti, kaip su tam tikru investavimo portfeliu man netgi pavyksta aplenkti tą patį S&P 500. Visos nuorodos yra šio video aprašyme, tik atminkite svarbiausias momentas, kad stebėti Gintaro investicijas galite per
kompiuterį, per telefoną to padaryti nepavyks, tik tai galite paskirtį atsidaryti, bet visas investicijas stebėti jo portfelį, mano portfelį galite per kompiuterio ekraną. Ir dar pridėsiu vieną svarbų dalyką, kad mano investicijas ir tavo investicijas gali sekti tik tai tie žmonės nemokamai, kurie naudojasi tą pačią investavimo platformą, tą pačią investavimo brokerių kaip ir mes. Deja, norėtume pasidalinti kažkaip kitaip, bet nėra kitos galimybės. Tai gerai, tai aptariam, kas yra geros paskolos, kas yra blogos, kada verta greičiau atiduoti, kada neverta greičiau atiduoti. Tai rezumuojant mūsų susitikimą. Aš norėčiau, kad mūsų žiūrovas mąstytų kaip investuotojas, o ne kaip emocinis pirkėjas. Dar kartelį pabrėšiu, kad investavime vadovautis emocijoms arba apskritai pirkiniuose vadovautis emocijomis arba imti paskolas emocijomis, hebrytė, taip nevyksta. Viskas yra labai puikiai ir logiškai apskaičiuojama ir paskolos tikrai yra naudojamos ir daugybė žmonių, kurie skaičiuoja pinigus, puikiai naudoja šitą svertą ir pasiskolina pigiai pinigus ir įdarbina po to tos pinigus ir uždirba ženkliai daugiau negu moka palūkanų už paskolas bankams ar kitoms kredito įstaigoms. Tai skolinkitės atsakingai, naudokite tos instrumentus, kuriuos matėte šiandien ir atminkit, kad kreditas nebūtinai yra blogis, jeigu darote tai protingai. O šio video aprašyme yra nuorodos asmeniniai konsultacijai, galite užsiregistruoti ir mūsų komanda su jumis susisieks, padės įsivertinti jūsų esamą situaciją, pasižiūrėti, kur jūs norite nueiti ir turėti daugiau pinigų. Ir skolintis protingai. Ir efektyviai dirbti su pinigais ir žinoma juos investuoti. Tai ačiū, kad žiūrėjot, hebrytė. Linkiu jums protingo skolinimosi ir svarbiausia protingo investavimo. Ir svarbiausia, kad kai skolintės pinigus, visą laiką turėkit bent jau 2-3 mėnesių būtinųjų išlaidų rezervą, lygiai taip pat kaip ir investuojat. Tai likit su finansiškai raštingi kanalu ir tikrai sužinosit dar daug naujų ir naudingų dalykų. Pasimatom kitose video. Iki. Iki.